Gerai, kad esame kitokie. Mokyklos koridoriuje Lukas susitiko klasės draugę Agotą. Jo žvilgsnį patraukė jos spalvoti ryškūs guminiai batai. Jie atrodė taip ryškiai ir neįprastai. Niekas iš mokyklos vaikų tokių nenešiojo. Kodėl tavo batai tokie keisti? Nustebęs paklausė Lukas. Man jie tiesiog patinka. Tyliai sumurmėjo Agota ir nuleido akis. Luko žodžiai sustingo ore, tarsi sunkus debesėlis. Tai pajutęs Lukas suprato, kad Agota pasijuto nejaukiai. Tuo metu pro šalį ėjusi mokytoja stabtelėjo ir pamačiusi vaikų veidus nusišypsojusi tarė: Gal apsikeiskite po vieną batą? Abu nedrąsiai nusišypsojo, apsikeitė batais. Lukas apsimovė Agotos guminį batą. O, jis daug sunkesnis nei galvojau. O tavo batas toks lengvas, lyg švelnus pūkelis. Abu nusijuokė, jų juokas nuskambėjo šviesiai, lyg saulės spindulys prasiskverbęs pro debesėlį. Žinai, tarė Lukas, tavo batai iš tiesų smagus ir spalvingi. Ačiū, nusišypsojo Agota. Man patinka, kad tu toks smalsus. Kiekvienas iš mūsų esame truputį kitokie. Turime tarsi savo spalvą. Kai tai suprantame ir priimame, draugystė suspindi dar aiškiau. Ir tada suprantame. Gerai, kad esame kitokie.